Taigi, diktanto taisyklės. Pirmiausia, Marijus Žiedas perskaitys visą diktanto tekstą. Tada paskelbsime, kad diktantas pradedamas rašyti. Bus diktuojami atskiri sakiniai ir jų dalis. Sakiniai bus kartojami. Pabaigoje dar kartą bus perskaitytas visas diktantas. Linkiu visiems sėkmės. Vytautas V. Landsbergis. Senelio laiškas. Mielas Mykolai, turbūt pas jus ten Airijoje jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. O Lietuvoje sniega drebia lyg iš gausybės rago, niūrus šiaurys šiaušiasi, piktžodžiauja. Klausi, ką veikiu? Ryte pamokos, popiet taisau mokinių darbus, skaitau. Šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga, nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir tau. Žinau, kur baigėsi ateitis, ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai, kalbai. Čia nukrenta skrendantis paukštis, čia išdžiūsta tekanti upė. Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir į savo pilvą. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upė jau išdžiūvo. Jam ramu ir gera. Taip, kaip gera mašinai ar kompiuteriui. Paskaitinėjęs kėblinu iki Piliakalnio. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, kas šiuose apylinkėse vyko senų senoviai. Ką ten stipsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau. Šį vakarą prikiverzojau štai ką. Pilėnai nemiega, patykomis ruošiasi mūšiui. Kas rąstigalius ridena, kas dervą verda, kas atokiau prisėdęs paskubom užkandžiauja. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis, kuomet į statų pylimą tenka tempti naščius su teliuškuojančiais dervos kibirais. Arba spėriaus ir ropšti kuorą, po pažastimi pastvėrus apystambį akmenį. Įskaudintiems kariūnams rankos tiesiog nište, akys degte dega noru atkeršyti kryžeiviams, pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę. Tąsyk iš kaimo teliko nuodegos, svilėsiai ir trūnėsiai. Vyrai puikiai prisimena, nuo ko viskas prasidėjo. Prieš porą met atsitrenkė saldžiabalsis misionierius vardu Jeronimas. Jis bastėsi po apylinkės, slapčia medžiodamas žalčius. Paskui juos degino, kankino. Vėliau išgriovęs aukurą, iškirtęs ąžuolų šventus, nusidangino Žemaitijos link. Tuosyk būrys nusiminusių moterų nuvyko pas Vytautą Didįjį ir pasiskundė, jog dievams atimta būstinė, kur pasimeldę žmonės gaudavę lietų ir gerą orą. Sujaudintas karalius įsakęs Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto. Šįkart tiek. Mokykis, anūkėli, sportuok, skaityk knygas, kad užaugęs ir tu galėtum tėvynės gynėjas būti. Senelis. Dabar pradedame diktuoti diktantą. Vytautas V. Landsbergis. Senelio laiškas. Mielas Mykolai. Mielas Mykolai. Turbūt pas jūs ten Airijoje jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. Turbūt pas jūs ten Airijoje jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. Turbūt pas jūs ten Airijoje jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. O Lietuvoj sniega drebia, lyg iš gausybės rago, niūrus šiaurys šiaušiasi, piktžodžiauja. O Lietuvoj sniega drebia, lyg iš gausybės rago. Sniega drebia, lyg iš gausybės rago. Niūrus šiaurys šiaušiasi, piktžodžiauja. O Lietuvoj sniega drebia,
lyg iš gausybės rago, niūrus šiaurys šiaušiasi, piktžodžiauja. Klausi, ką veikiu. Klausi, ką veikiu. Ryte pamokos, popiet taisau mokinių darbus, skaitau. Ryte pamokos, popiet taisau mokinių darbus. Popiet taisau mokinių darbus. Skaitau. Ryte pamokos, popiet taisau mokinių darbus, skaitau. Šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga, nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir tau. Šiuosyk ant mano stalo, šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga. Justino Marcinkevičiaus knyga. Nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir tau. Nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir tau. Šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga. Nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir tau. Žinau, kur baigėsi ateitis. Ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai, kalbai. Žinau, kur baigėsi ateitis. Žinau, kur baigėsi ateitis. Ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai. Ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai, kalbai. Žinau, kur baigėsi ateitis. Ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai, kalbai. Čia nukrenta skrendantis paukštis. Čia išdžiūsta tekanti upė. Čia nukrenta skrendantis paukštis. Čia nukrenta skrendantis paukštis. Čia išdžiūsta tekanti upė. Čia nukrenta skrendantis paukštis. Čia išdžiūsta tekanti upė. Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir į savo pilvą. Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir į savo pilvą. Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir į savo pilvą. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upė jau išdžiūvo. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upė jau išdžiūvo. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upė jau išdžiūvo. Jam ramu ir gera. Jam ramu ir gera. Taip, kaip gera mašinai ar kompiuteriui. Taip,
kaip gera mašinai ar kompiuteriui. Paskaitinėjas kėblinu iki piliakalnio. Paskaitinėjas kėblinu iki piliakalnio. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, kas šiuose apylinkėse vyko senų senoviai. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, kas šiuose apylinkėse vyko senų senoviai. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, kas šiuose apylinkėse vyko senų senoviai. Ką ten stypsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau. Ką ten stypsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau. Ką ten stypsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau. Šį vakar prikeverzojau štai ką. Šį vakar prikeverzojau štai ką. Pilėnai nemiega, patykomis ruošiasi mūšiui. Pilėnai nemiega. Patykomis ruošiasi mūšiui. Patykomis ruošiasi mūšiui. Pilėnai nemiega, patykomis ruošiasi mūšiui. Kas rąstigalius ridena, kas dervą verda, kas atokiau prisėdęs paskubom užkandžiauja. Kas rąstigalius ridena, kas rąstigalius ridena, kas dervą verda, kas atokiau prisėdęs, paskubom užkandžiauja. Kas rąstigalius ridena, kas dervą verda, kas atokiau prisėdęs paskubom užkandžiauja. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis, kuomet į statų pylimą tenka tempti naščius su teliuškuojančiais dervos kibirais. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis, kuomet į statų pylimą tenka tempti naščius su teliuškuojančiais dervos kibirais. Tenka tempti naščius su teliuškuojančiais dervos kibirais. Prakaitas žliaugia vyrų kaktomis, kuomet į statų pylimą tenka tempti naščius su teliuškuojančiais dervos kibirais. Arba spėrė užsiropšt į kuorą,
po pažastimi pastvėrus apystambi akmenį. Arba spėriai, užsiropšt į kuorą. Po pažastimi pastvėrus apystambi akmenį. Po pažastimi pastvėrus apystambį akmenį. Arba spėriai užsiropšt į kuorą, po pažastimi pastvėrus apystambį akmenį. Įskaudintiems kariūnams rankos tiesiog nište nyžta, akys degte dega, noru atkeršyti kryžeiviams, pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę. Įskaudintiems kariūnams rankos tiesiog nište nyžta, akys degte dega, noru atkeršyti kryžeiviams. Pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę. Įskaudintiems kariūnams rankos tiesiog nište nyžta, akys degte dega, noru atkeršyti kryžeiviams, pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę. Tąsyk iš kaimo teliko nuodegos, svilėsiai ir trūnėsiai. Tąsyk iš kaimo teliko nuodegos, svilėsiai ir trūnėsiai. Tąsyk iš kaimo teliko nuodegos, svilėsiai ir trūnėsiai. Vyrai puikiai prisimena, nuo ko viskas prasidėjo. Vyrai puikiai prisimena, nuo ko viskas prasidėjo. Vyrai puikiai prisimena, nuo ko viskas prasidėjo. Prieš porą metų atsitrenkė saldžiabalsis misionierius vardu Jeronimas. Prieš porą metų atsitrenkė saldžiabalsis misionierius vardu Jeronimas. Prieš porą metų atsitrenkė saldžiabalsis misionierius vardu Jeronimas. Jis bastėsi po apylinkes, slapčia medžiodamas žalčius. Slapčia medžiodamas žalčius. Jis bastėsi po apylinkes, slapčia medžiodamas žalčius. Paskui juos degino, kankino. Vėliau, išgriovęs aukurą, iškirtęs ąžuolus šventus, nusidangino Žemaitijos link. Vėliau, išgriovęs aukurą,
Iškirtęs ąžuolus šventus. Iškirtęs ąžuolus šventus. Nusidangino Žemaitijos link. Nusidangino Žemaitijos link. Vėliau, išgriovęs aukurą, iškirtęs ąžuolus šventus, nusidangino Žemaitijos link. Tuosyk būrys nusiminusių moterų nuvyko pas Vytautą Didįjį ir pasiskundė, jog dievams atimta būstinė, kur pasimeldę žmonės gaudavę lietų ir gerą orą. Tuosyk būrys nusiminusių moterų. Tuosyk būrys nusiminusių moterų nuvyko pas Vytautą Didįjį. Nuvyko pas Vytautą Didįjį. Ir pasiskundė, jog dievams atimta būstinė. Jog dievams atimta būstinė, kur pasimeldę žmonės, gaudavę lietų ir gerą orą. Gaudavę lietų ir gerą orą. Tuosyk būrys nusiminusių moterų nuvyko pas Vytautą Didįjį ir pasiskundė, jog dievams atimta būstinė, kur pasimeldę žmonės gaudavę lietų ir gerą orą. Sujaudintas karalius įsakęs Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto. Sujaudintas karalius įsakęs Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto. Sujaudintas karalius įsakęs Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto. Šįkart tiek. Šįkart tiek. Mokykis, anūkėli, sportuok, skaityk knygas, kad užaugęs ir tu galėtum tėvynės gynėjas būti. Mokykis, anūkėli. Sportuok, skaityk knygas. Mokykis, anūkėli. Sportuok, skaityk knygas, kad užaugęs ir tu galėtum tėvynės gynėjas būti. Tėvynės gynėjas būti. Mokykis, anūkėli, sportuok, skaityk knygas, kad užaugęs ir tu galėtum tėvynės gynėjas būti. Senelis. Senelis. Vytautas V. Landsbergis. Senelio laiškas. Mielas Mykolai, turbūt pas jūs ten Airijoje jau želia žolynai ir sprogsta pumpurai. O Lietuvoje sniega drebia lyg iš gausybės rago, niūrus šiaurys šiaušiasi, piktžodžiauja. Klausi, ką veikiu? Ryte pamokos, popiet taisau mokinių darbus, skaitau. Šiuosyk ant mano stalo Justino Marcinkevičiaus knyga, nutariau jos ištraukėlę nusiųsti ir tau. Žinau, kur baigėsi ateitis. Ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai, kalbai. Čia nukrenta skrendantis paukštis, čia išdžiūsta tekanti upė.
Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir į savo pilvą. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upė jau išdžiūvo. Jam ramu ir gera. Taip, kaip gera mašinai ar kompiuteriui. Paskaitinėjęs kėblinu iki Piliakalnio. Ten rymodamas bandau įsivaizduoti, kas šiuose apylinkėse vyko senų senoviai. Ką ten stipsodamas patiriu, sugrįžęs užrašau. Šį vakarą prikiverzojau štai ką. Pilėnai nemiega, patykomis ruošiasi mūšiui. Kas rąstigalius ridena, kas dervą verda, kas atokiau prisėdęs paskubom užkandžiauja. Prakaitą žliaugia vyrų kaktomis, kuomet į statų pylimą tenka tempti naščius su teliuškuojančiais dervos kibirais. Arba spėriaus ir ropšti kuorą, po pažastimi pastvėrus apystambį akmenį. Įskaudintiems kariūnams rankos tiesiog ništa, akys degte dega noro atkeršyti kryžeiviams, pernai nusiaubusiems jų gyvenvietę. Tąsyk iš kaimo teliko nuodegos, svilėsiai ir trūnėsiai. Vyrai puikiai prisimena, nuo ko viskas prasidėjo. Prieš porą met atsitrenkė saldžiabalsis misionierius vardu Jeronimas. Jis bastėsi po apylinkės, slapčia medžiodamas žalčius. Paskui juos degino, kankino. Vėliau išgriovęs aukurą, iškirtęs ąžuolų šventus, nusidangino Žemaitijos link. Tuosyk būrys nusiminusių moterų nuvyko pas Vytautą Didįjį ir pasiskundė, jog dievams atimta būstinė, kur pasimeldę žmonės gaudavę lietų ir gerą orą. Sujaudintas karalius įsakęs Jeronimui kuo skubiausiai dingti iš šio krašto. Šįkart tiek. Mokykis, anūkėli, sportuok, skaityk knygas, kad užaugęs ir tu galėtum tėvynės gynėjas būti. Senelis. Ačiū, Marija.